Nors gavėnia yra rimties, susikaupimo metas, galima pasiklausyti ir muzikos, tik nelabai triukšmingos. Jau rytoj verbų sekmadienis, tad šiandien tiesiog privaloma jas prisiminti. O kas daugiau apie jas gali žinoti nei didžiausių pasaulyje verbų autorė? Aš pradėjau nuo vaikystės pinti ir mano dar, ačiū Dievui, dar buvo gyva mano senelė ir vat nuo senelės ir mamos aš pradėjau jau. Praeitais metais jau gavau paveldo sertifikatą ir jau dabar galvoju, kad jau reikės padaryti iki galo viskas. Kad jau tie raštai labai jau kopijuoja visi ir, aišku, mes sugalvojam ir po to jau eina ir žiūrim, kad jau praktiškai po to jau visus jau daro tokias. Jau praėjo kiek jau metų, gal jau 30, gal 40 ir mes tengiasi, kad tie raštai ir liktų. Mes, aišku, kažkokia tai moderna, vis tiek kažkokia tai raštas keičiasi biški, vis tiek mes jau stengiamės, kad būtų tokie raštai kaip ir buvo. Ir aš jau irgi darau tokios, kaip mano senelė darė. Tai jeigu mano vaikai norės, aišku, pinti, nežinau kaip čia bus, tai aišku norėtųsi, kad jau tie raštai liktų. Kad gaila, kad jeigu bus labai modern kažkokia, tai neliks tos tradicijos. Ponia Agata, tai jūs esat turbūt iš tokios šeimos, kur ir prosenelės, ir tikrai? Taip. Kaip pat reikėjo dokumentus priduoti, kaip atgauti tą sertifikatą, tai man reikėjo surasti visų, kas darė mano šeimoje. Tai išėjo, kad aš jau 7 mūsų šeimoje, kas daro tos verbas. Kuo toliau, tuo daugiau žmonių. Jau viskas kažkaip tai domisi ir norisi, ir jiems patinka, ir įdomu. Ir daleiskim, labai dažnai važiuoju tus seminarus ir tai pamokėlės. Dar nebūdavo taip, kad nebūtų žmonių. Visada pilna krūva visokiau. Ir vaikų labai daug, ir iš mokyklos, ir berniukai ateina. O pinime dalyvauja vyrai ar tik moterų darbas čia yra? Žinot ką, pas mus kaip namuose, mano tėvelis labai mums daug padeda. Kad atneša mums pagaliuko, labai čia darbas. Jeigu daleiskim kažkur tai važiuojam, tai irgi visur eina, renka viskas. Pinti kažkaip tai nebandė. O šitą visą tokio darbo, kol mes einam iki verslo, labai daug padeda. Aš dar vieną kartą buvau irgi prekybos centre, Oze, ir tenais irgi gaminu verbą. Tai jau antrą kartą galima sakyti, gaminu verbą. Ar sunku? Ne, nesunku, labai smagu. O kas čia, taigi tos žolytės tokios trapios, jos lūžinėja lengvai, ar ne? Na, kelios lūžinėja tai lengvai, bet kelios tai yra tvirtos. Na, ir siūlas tvirtas, o jeigu jisai nulūžta, tai pasiemi kitą tiesiog. Ir ką tu darysi su šitą verbą, kai jau suriši? Na, aš ją pasidėsiu ant stalo. Per verbų sekmadienį pasidėsiu ant stalo. Ar neši į bažnyčią šventinti? Taip, aš ją pašventinsiu ir tada. Ir dar gal kam nors padovanosiu, tarkim, mamai. Tokioje erdvėje ir tokio pobūdžio, sakykime, vis tiek etninių dalykų šventėjai, tai iš viso esu pirmą kartą, nes labiau įprastos visai kitokios erdvės ten, kur dažniau vyksta kokie ar etninės kultūros, ar literatūros vakarai, o šitoje erdvėje aš esu pirmą kartą. Žiūrėkit, čia susipina ir tai, ką Marcelijus Martinaitis išskutinėjęs, aš kalbu apie margučius, ir ką jis apie juos rašęs, ir jis dabar čia jau laisvai papasakojo nemažą iš tų dalykų, kurio toje knygoje, tam albumėlyje yra, ir dabar mes matom gyvą veiksmą. Aš, pavyzdžiui, irgi niekad nemokėjau žmoniškai vašku marginti tų margučių, tik tai skutinėdavau, tai dabar jau supratau, kaip tą reikia daryti, o kaip verbas reikia daryti, dar nesupratau, nes nespėjau pažiūrėti.
kiekvienas raštas turi tą magiją. Jeigu tie pirmieji raštai ant kiaušinio atsirado jau akmens amžiuje, mes atsekam akmeninius ten ir visokius kitokius. Ir pati margučio forma diktuoja savo raštą. Tu tiesiog, jeigu neklausai tos formos, tai tas raštas iškreipia ir suskaldo tą formą. Anksčiau žmonės tą labai gerai jausdavo, todėl margučiai turi labai ryškų, specifinį savo raštų visą šitą skalę. Ir jam nepaklusti tiesiog neįmanoma, nes tu paimi tą margutį ir jisai pradeda diktuoti tau apimtį, dydį ir visą kitą. O šiaip jie yra labai paprasti, tik tai kada sukasi ir yra aplinkui tas visas raštas daromas, tai jisai sudaro to tokio sudėtingo ornamento raštą, bet patys ankstyviausi, patys seniausi margučiai, tai turi nepaprastai paprastą raštelį. Tiesiog stebuklingai paprasta. Visas raštas pradedamas nuo centrinio taško ir skleidžiamas į išorę. Ne nuo išorės į vidų, bet nuo centrinio taško. Jis tai skleidžiasi, palikdamas smailo galą suvestą į vidurį, tarsi pabrėždamas tai, kas yra svarbiausia tame kiaušinyje. Ir iš tikrųjų neįmanoma padaryti dviejų identiškų raštų, nes turbūt nėra dviejų identiškų kiaušinių ir galų gale ranka vis tiek jinai daro taip, o ne kitaip. O dažus kokius jūs naudojate? Dabar, žinot, kaip visi mes susirgę ekologinę ligą, tai mes visi labai norime tų natūralių dažų. Iš tikrųjų, kaime, kada atsirado anilino dažai, žmonėm tai buvo toks progresas ir toks stebuklas, kad visi pamiršo tos visus savo būdus ir stengiasi kuo daugiau ryškesnių spalvų įsigyti tų anilino dažų. Nes koks yra grožis gauti tikrą raudoną, ten mėlyną ir visokią kitokią. Na ir aš suprantu, šiuolaikinis žmogus, jisai nori to kiaušinio sveiko ir kad jisai, reiškia, ne cheminiais dažais būtų nudažytas. Šiandien dienai pati išmėginus ir tikrai žinau, kad yra veiksmingas, tai vienintelis būdas išsvirti labai stiprų svogūnų nuovirą lukštų, imti kuo tamsesnis svogūnas, kad būtų lukštas kuo toliau nuo svogūno šerdės, išorinis. Ir jis tikrai turi visas puodas būti tirštas nuo šitų lukštų. Ir juos paverdi, tada perkoši ir atšaldai šitą tirpalą, žinoma, druskos ir acto atitinkamai įdedi. Ir va tokiam tirpale nuvaškuota margutį mirkai. Iš visų liaudies meno šakų tai yra viena iš pačių tokių prieinamiausių žmogui. Ir prieinamiausių, ir aš sakyčiau, negalima padaryti negražaus margučio vaškų. Ar išleivesnis, ar kreivesnis, vis tiek, kada jis yra iškeliamas iš dažų, tai yra toks stebuklas. Švelniai paguldom iš aukštą ir atsargiai nuleidžiami dažus. Ir jeigu dažai stiprus, tai vat jau jis iš karto gauna atspalvį. Iš karto. Norint, kad jis būtų tokio tamsumo, aš jį palaikysiu kokias 5 minutės galbūt. Ir po to, žinoma, tirpalas jisai silpnėja nuo jame esančių dažų kiaušinių kiekio. Bet vėl išsiverdi, pastiprini tą dažą ir su tais dažais kokį 50 kiaušinių nudažysiu be vargo. Gal paskutinius laikysiu 15 minučių jau, kad būtų tamsesni, bet ir pasižiūrėkit dar kiek ir jis jau beveik gražus. Jau kontrastas labai ryškus yra tarp. Išimti jį reikia atsargiai su pirštais ir leisti nudžiūti būtinai pačiam. Negalime jo nei šluostyti, nei kaip nors kitaip spartinti jo džiūvimą. Marginimas vašku yra batika, tai yra sudėtingas procesas, kada tu išgauni spalvą, būtent to vašku uždengdamas ir po to nuimdamas ir atidarydamas. Dabar kol jisai yra kelių spalvų ir jeigu jis vašku uždengtas, tai šitas geltonas net nesimato. Aš jį tik tai nuimdama vašką gaunu va tokį spindesį su spalvu. O taip tai jisai matosi ten kažkoks raštelis, bet jokių būdų jis nesimato šitai. Vaškas nuimamas ugnimi. Margutį reikia palaikyti ties liepsna ir palengva po mažą lopinėlį nuvalyti. Tik šitaip jis blizgės. Tai pataria ponia Laisvė. O liaudyje sakoma, kad jei tektų pasiklysti, būtina prisiminti žmogų, su kuriuo pirmu mušei velykinį margutį. Tai padės tau atrasti teisingą kelią.
Kviečiame jūs pasidairyti po savo rajoną, miestą, kaimą, seniūniją ir siūlyti pagerbti jūsų manymu vertus žmonės. Šių metų Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų nominacijos. Už tai, kad visiems būtų geriau. Visur ir visada pirma. Jaunam ir veržliam. Nominantus Gimtosios žemės Jorio apdovanojimams prašome siūlyti elektroninio pašto adresu konkursas@gimtojižemė.lt. Nepamirškite nurodyti savo ir siūlomo asmens telefono numerio, elektroninio pašto adreso, kad galėtume su jumis susisiekti. Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų laimėtojus apdovanosime tradicinėje Gimtosios žemės Jorė šventėje. Apie Gimtosios žemės Jorio apdovanojimus galite paskaityti ir laidos interneto puslapyje gimtojižemė.lt. Dėkojame tiems, kurie pasiūlė savo nominantus Gimtosios žemės Jorio apdovanojimams. Siūlyti dar galite iki balandžio 15 dienos. Laukiame jūsų siūlymų elektroninio pašto adresu konkursas@gimtojižemė.lt. Apie nominantus pasakosime ir balsavimo pradžią skelbsime artimiausiose Gimtosios žemės laidose ir interneto svetainėje gimtojižemė.lt. Tradicinė tarptautinė žemės ūkio paroda Ką pasėsi vienas didžiausių žemės ūkio renginių visame Baltijos regione. Šiemet apie 10% parodos dalyvių savo produkciją pristato pirmą kartą. Didžiausią dalį parodos naujokų sudaro statybos medžiagas ir paslaugas teikiančios firmos. Siekiant skatinti verslo, mokslo ir studijų partnerystę, šiemet daug dėmesio parodoje skiriama švietėjiškai veiklai. 2011 metais iš Lietuvos emigravo 38 tūkstančiai žmonių daugiau negu imigravo. Pagrindinė emigracijos tikslo šalis – Jungtinė karalystė, į kurią pernai išvyko kas antras emigrantas. 10% lietuvių išvyko į Airiją, po 7% lietuvių emigrantų atiteko Norvegijai ir Vokietijai. 5% emigrantų – tai 20-24 metų, o pusė iš Lietuvos išvykusių tautiečių – 20-29 metų amžiaus žmonės. Lietuvos ūkininkai laiko vis mažiau gyvulių, ypač melžiamų karvių, o pieno ūkio kasmet išnyksta maždaug 12 tūkstančių, daugiausia smulkių, kurių šeimininkai vyresnio amžiaus žmonės. Vis mažiau gyvulių kaimo ūkininkai laiko dėl palyginti žemų supirkimo kainų. Paskutinio žemės ūkio surašymo duomenimis 2010-aisiais galvijų skaičius nuo 2003 metų sumažėjo 5%. Praėjusioje laidoje klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi – Klaipėdos rajone ar Rietavo savivaldybėje. Šį kartą daugiau balsų teko Klaipėdos rajonui. Sveikiname laimėtoją ir dėkojame balsavusiems. Šiandien klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi – Lazdijų rajone ar Kalvarijos savivaldybėje. Balsuoti kviečiame internetu Gimtosios žemės svetainėje gimtojižemė.lt, taip pat siunčiant trumpąsias žinutes su tekstu Lazdijų arba Kalvarijos. Telefono numeriu 86 111 0909. Kviečiame balsuoti visus turinčius nuomonę apie tai, kur Lietuvoje geriau gyventi. Jūsų atsakymų laukiame iki trečiadienio 24 valandos. Rezultatus paskelbsime kitoje Gimtosios žemės laidoje ir interneto svetainėje gimtojižemė.lt. Kitur Europoje yra kiek kitokios tradicijos. Štai pavyzdžiui, Čekijoje, Slovakijoje, Olandijoje moteris plakamos, kad būtų gražesnės. Josgi savo ruoštų vyrus apipila šaltų vandeniu. Ką darysi? Visur savos tradicijos. O mes rytoj nepamirškime artimuosius plakti verba ir sakyti, ne aš plaku, verba plaka, po savaitės ir Velykos. Ir sveikatos palinkėti. Iki kito šeštadienio.